tų kalėdų medžio sniego angelas pravirkdė savo fleitą. Vakare prie laužo naujamečio jis dainavo apie laimės žvaigždę, apie tą, kurią širdį nešiojam, tik jos ieškome kažkur labai toli. Skrido angelo daina puošniom svajonėm, kiekvienam linkėdama ras laimę šimkelį. Šiomis eilėmis noriu pradėti karaoke vakarą, kai kalba širdis. Šiandieninė mūsų misija – prakalbinti kiekvieną esantį šioje salėje. Aš Pagirių kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Pasvaškienė ir mano sesuo Rasa Lebedevienė būsime šio vakaro šeimininkėmis. Pas jūs ant stalelių yra štai tokios lentelės, į kurias jūs turėsite įrašyti komandos pavadinimą, komandos kapitoną, pasirinktos dainos atlikėją, ekspromtų dainos atlikėją ir vertintoją. Aš Goda Skaistybotė. Malonu. Kas pasirinko ekspromtų dainą dainuoti? Irna Jomantaitė. Malonu labai. Kas pasirinkta dainą dainos? Ignas Česnulevičius. Taip, ir vertintojas? Emilija Sobolevaitė. Puiku. Na ir jūsų komandos pavadinimas? Snaigės. Taigi, paplojame šiai puikiai komandai pirmai Snaigės ir mes keliaujame prie komandos numeris 2 ir norime matyti komandos kapitoną. Taigi. Vakaras visiems. Esu Ovidijus Marcinkevičius, atstovauju Labdus. Taip. Kas pasiūlė dabar dainos ekspromtų dainą? Man atrodo, kad Gabija dainuos. Gerai, Gabija dainuoja. Pasirinkta ir pasirinkta ir ekspromtų dainą. Abi dvi dainas dainuoja. Puiku. Na ir vertintojas bus mama turbūt. Bus mama, tai. Labai džiugu. Na ir jūsų komandos pavadinimas? Vienas kumštis. Taigi, antros komandos pavadinimas Vienas kumštis, paplojame šiai puikiai komandai. Ir mes keliaujam prie stalelio numeris 3 ir norime matyti komandos kapitoną. Įrašytas. Taigi. Komanda numeris 3. Esu įrašytas kapitonas. Tai vardas koks? Vardas Arvidas. Pavardė Šimkus. Taip, toliau. Trečias ekspromtų dainos atlikėjas. O, įrašytas aš. Tai yra duetas bus kažkoks tai. Gerai, paklausysim. Čia yra ekspromtas. Taip. Taip, Na, pasirinkta daina. dainos atlikėjas Asta iš Česnulevičiūtė, prašom. Puiku. Vertintojas Laima, Žiemiškas Pūga. Pūga! Paplojam šiam puikiai trečiai komandai pavadinimu Pūga ir mes keliaujame prie stalelio numeris 4 ir norim matyti kapitoną. Taip, prašau pristatyti savo komandą. Aš Kamilė, komandos pavadinimas Nedainuojantis. O štai, atėjo į karaoke ir tokį susigalvoju. Labai puiku. Ekspromtų dainuos Erika ir Neringa, pasirinktos dainos. Noriu pamatyti Eriką ir Nerinką. O kur Neringa? Neringa, gerai. Pasirinktos dainos atlikėjas Giedrė ir Indrė. Giedrė ir Indrė, taip. Ir vertintojas Mindaugas. O Mindaugas? Gerai. Puiku. Taigi, jūsų komandos pavadinimas? Nedainuojantis. Paplojam šiam puikiam staleliui numeris 4 ir mes keliaujam prie stalelio numeris 5 ir norime matyti komandos kapitoną. Komandos kapitonas Jonas Praškevičius. Mūsų komanda vadinasi Nevėžis, kadangi čia mes susikūrėm vieni vienam krante, kiti kitam, dėl to upėmis vienyje. Ekspromtų dainą atliks Monika Praškevičiūtė, jie atliks ir pasirinktą dainą, o vertintojas mūsų Mindaugas Iškevičius. Prašom. Puiku. Atkeliaujam prie stalelio numeris 6 ir norim matyti komandos kapitoną. Labas vakaras. Komandos kapitonas Edvardas Bukauskas. Malonu. Dabar ekspromtų dainos pas mus Vilma Kieselė. Prašom. Vilma Kieselė, taip. Pasirinktą dainą atliks Vitalija ir Asta. Ir komanda? Vitalija Ir komanda. Vitalija ir Asta, taip. Vertinti Bučeslavas. Prašom. Taip. Komandos pavadinimas Basiengelai. Štai koks gražus Basiengelai.
Jūs ant stalelio yra mažosios kortelės, 4. Mėlyna, balta, raudona ir ruda. Tenai būtent yra surašyti visi vaidmenys, už kuriuos jūs turėsit vakaro pabaigoje balsuoti. Ir bus išrinktas vakaro pabaigoje pats geriausias pasirinktos dainos atlikėjas, geriausias ekspromtų dainos atlikėjas ir geriausias vertintojas bei komandos pavadinimas. Tad man reikia mėlynosios dėžutės savininkės, kuri į savo dėžutę surinks vertintojų korteles ir aš matau prie šeštojo stalelio mėlynais pasidabinus dama, prašau, jūsų pasitikėjimu yra įteikiama mėlynoji dėžutė ir jūs dabar niekur nedinkit, nes būsit šios dėžutės savininkė. Paskui aš pasakysiu, ką viską reikės daryti. Dabar truputį pabūkit, nes aš išrinksiu visą komisiją. Toliau man reikalingas baltasis komisijos narys ir aš matau prie stalelio numeris 4 sėdi baltais marškinukais, gražiai nepasirinkęs jokio vaidmens vyrukas. Jūs turėsit vakaro pabaigoje surinkti baltasias korteles ir paskelbti komandos kapitoną. Taip, patį geriausią komandos kapitoną. Dar man reikalingas raudonasis, niekur nediksama, kur einam čia. Dar reikalingas raudonasis komisijos narys. Na ir jums reikės surinkti raudonasias korteles ir vakaro pabaigoje paskelbti patį geriausią ekspromtų dainos atlikėją. Na ir man liko paskutinioji rudoji dėžutė, į kurią reikės surinkti korteles ir paskelbti patį geriausią komandos pavadinimą. Ir aš manau, kad šitos dėžutės savininką mes pasiimsim iš stalelio numeris 5. Jums su pasitikėjimu įteikiama rudoji balsavimų dėžutė. Ir dabar aš norėčiau, kad jūs visi prisistatytumėt. Taigi, klausau, pirmoji rudoji dėžutė, kas tokia esat? Indrė. Indrė iš kur? Iš Užliedžių. Puiku, paplojam. Antrasis raudonos dėžutės savininkas? Remigijus, Paginė. Puiku. Baltosios dėžutės? Šarūnas iš Vilijampolės. Puiku. Na ir? Dalia Paginė. Puiku. Na štai, pradėsime pirmąjį linksmiausiąjį ekspromto dainos sesijos konkursą. Kviečiu pirmos komandos snaigės Ina atlikti ekspromto dainą. Žiema rieškutėm bėgs sidabrą ant laukų, o žemė pasipuoš su nuotakos rūbu. Kinkysim į roges mes vėją iš laukų ir lėksim per pusnis sniegus kalėdiniu taku. Daina Dingulin. Pasakyti kažkokį tai palinkėjimą būtent šios dainos. Na? Atsistos. Kadangi jūsų komanda pavadinimas Snaigės, apie ką? Dainavom apie žiemą. Kokį pavadinimą? Toks pasakyti. Prašau visi už. Tegul visiems per kalėdas skamba varpeliai ir sninga. Kviečiu trečios komandos Pūga, Arvydą ir Laimą atlikti ekspromto dainą. Dėmesio.
visus šiais metais ir ateinančiais lydi kuo daugiau angelų ir kad visada būtų šilta širdyse. Paplojam šiam puikiam gyvybės. Tai angelas dvasias ateina į širdį. Naujųjų metų naktį paguodžia mus tyli ir laimina tuos, kurie laukia ir myli. Kviečiu 6 komandos Basiangelai Vilma ir Staselė atlikti eksfronto dainą. Prašom pas mus. Atgimimo naktis, tegu būna šilta jūsų širdise, tegu būna giedra dangui, tegu gera būna visiems Kalėdų rytą. Ačiū. Ir kviečiu antros komandos vienas kumštis mama su dukra atlikti eksfronto dainą. Pas komandos kapitoną, nes jisai tikrai paruošęs kažkokį tai puikų gražų tostą pasakyti, kad gražiai žinavo šitą. Žodžiu, noriu palinkėti tiek dideliem, tiek mažiem, visiems sulaukti Kalėdų rytą kuo daugiau iš Kalėdų senio dovanų. Kviečiu 5 komandos Nevėžis Monika atlikti eksfronto dainą. Šis metas žiema atėjo taip kalendoriškai, kaip ir priklauso, gruodžio 1, gražiai pasnigo, o dabar šiandien pūga, šiandien sninga, rytoj snigs dar daugiau. Aš noriu palinkėti, kad ir tų dovanų, tiek kiek sniego į jūsų namus prikristų ir kad jos pavasarį neištirptų, kaip ištirps sniegas. Sėkmės visiems! Irgi kviečiu 4 komandą nedainuojantys Erika ir Kamilė atlikti eksfronto dainą.